Europos vyrų krepšinio čempionate Lietuvos rinktiniai liko vienos rungtynės. Šeštadienį mūsų šalies krepšininkai kausis dėl 5. vietos čempionate. Priminsime, kad Lietuvos rinktinė atsitiesusi po skaudaus pralaimėjimo Makedonijos komandai 80-77 įveikė Slovėnijos krepšininkus ir iškovojo svarbų pagodos prizą – bilietą į olimpinės atrankos turnyrą. Įspūdžiais dalyjasi nusipelnęs treneris Vydas Gedvilas. Vakar buvo pačios sunkiausios rungtynės Lietuvos rinktiniai, todėl kad reikėjo reabilituotis po nesėkmingų rungtynių su Makedonija. Ir vyrai turėjo labai trumpą laiko tarpą pailsėti, žymiai trumpesnį negu Slovenija. Pirmas dalykas. Antras dalykas, pralaimėtos rungtynės, aišku, paliko savo, sakykime, taip sakant, neigiamas emocijas ir aš manau, kad daugelis vyrų nemiegojo tą naktį. O tos rungtynės buvo žūtbūtinės. Jeigu mes būtumėm pralaimėję prieš Sloveniją, mes būtumėm neturėję jokios galimybės dalyvauti olimpinėse žaidynėse. Dabartiniu metu atsirado viltis, atsirado galimybė ir labai teisingai Krepšinio federacija daro, kad teikia siūlymą organizuoti būtent Lietuvoje šią žaidynės, todėl kad matom ir atmosferą, ir galimybės, ir infrastruktūra Lietuvoje yra pilnai paruošta tokiam turnyrui. Aš manau, kad šeštadienio rungtynės turėtų būti gražios. Aš galvoju, kad sportininkai pasiruošė parodyti gerą krepšinį, gražų krepšinį ir nudžiuginti mūsų Lietuvos krepšinio gerbėjus, nes jie turi puikią progą jau taip reabilitavosi vakar, bet dar labiau reabilituotis prieš visus sirgalius, prieš visą krepšinio visuomenę ir pademonstruoti gerą žaidimą ir, kaip sakant, stipriai trinktelti durimis ir parodyti, kad mūsų rinktinė turi didžiulės potencinės galimybės kovoti ateityje įvairiuose pasaulio, Europos turnyruose ir užimti gan aukštas vietas. O šiaip, vertinant visą Europos čempionatą, vakar buvo atvykę ir Rusijos viceministras Ivanovas, ir Teisingumo Rusijos ministras buvo atvykęs, daug garbingų svečių, daug sporto vadovų, CSKA klubo direktorius, man teko su jais bendrauti, tai labai aukštai vertina visą organizaciją. Sakė, super, tokio excellent, sakė, tokio turnyro nėra buvę, mes nesam buvę. Džiaugiasi labai mūsų sporto arena Žalgiris, kuri Kaune pastatyti naujai, labai gražioj vietoj, labai kompaktiška viskas, visko yra, to, ko reikia sportininkui, to, ko reikia žiūrovui. Aš manau, kad ispanams tikrai pasisekė ir jis turės lengvas rungtynės, aš net nebejoju. Jie padarys išvadas, tikrai nekvailios ir pilna jėga. Tiesiog nėra ką lyginti. Jeigu makedonai nugalės ispanus, tai čia kažkas iš fantastikos. Tada aš nieko apie krepšinį nesuprantu. O kita pora, Rusija ir Prancūzija, bus įdomi pora. Aš nemanau, parodė vakar dienos rungtynės, kada žaidė Graikija su prancūzais, tai parodė, kad pažeidžiama yra Prancūzija ir nėra tokia stipri komanda, kurios neįmanoma nugalėti. Graikai šiuo metu nėra patys stipriausi, tačiau jie buvo mūšis puikus. Buvo smagu stebėti ir tik tai, sakykime, antroji pusė rungtynių pavyko perimti iniciatyvą prancūzam. Tai aš galvoju, kad finale turėtų žaisti Prancūzija, Ispanija. Aš galvoju, kad visi klysta. Klysta ir žaidėjai, klysta ir treneriai, klysta ir teisėjai, bet jokių būdų aš nesmerkčiau trenerio. Treneris padarė puikią komandą, žaidimą demonstravo gerą. Buvo atskirų tokių duobių, kurias įkrisdavo komanda, bet tai yra natūralu, visos komandos, mes matėm visų komandų žaidimą, buvo blogų akimirkų visom komandom, turėjo ir daug problemų visos komandos. Taip, kad aš labai optimistiškai žiūrėčiau, treneris padarė didelį darbą, trenerių štabas padarė didelį darbą, aš manau, kad Kęstutis dar labiau išaugo kaip treneris, nes jis padarys labai rimtas išvadas, iš daug dirba, jis viskas paskendės krepšinį. Aš tik palinkėčiau jiems geros kloties, nereikia dabar smerkti, reikia paprasčiausiai mobilizuoti save visus ir sirgalius. Mes labai dažnai po kažkokių pralaimėjimų kaltinam trenerius, kad visoji kalti, bet kad žaidėjas apvirto viduryje aikštelės arba kai žaidėjas sugebėjo mesti baudos, negi treneris čia kaltas. Yra daug tokių objektyvių aplinkybių sporte, kurios visada bus, ateityje bus ir pergalių, bet bus ir pralaimėjimų. Aš kažkada, kai išnešė Modestą Paulauską iš Kauno sporto halės, senutės, dar buvau studentas, viskas, čiut neverkėm visi. Sakom, viskas, Lietuvoje krepšinio nebebus. Sabonis atsirado, Maršilionis atsirado, kiti žaidėjai atsirado. Jie praėjo, atrodo, vėl krepšinis dingo. Ne, atsirado Klejus, atsirado Valančiūnas. Taip, kad reikia žiūrėti šitą dalyką labai paprastai, žiūrėti pragmatiškai ir turėti šiek tiek daugiau optimizmo. Neplakti savęs. Nereikia plakti savęs, kad mes čia kažką tai tokio blogo padarėm ir dabar jau pasaulio pabaiga.